tai, ar mes investuojam į ateities gynybą, ar į praeities karą. O tai reiškia, kad reikia nebijoti rimtos intelektualinės diskusijos. Gaila, kad socialdemokratai tos diskusijos bijo. Kad ir dėl oro gynybos. Ji išskiriama kaip vyriausybės prioritetas, tačiau jeigu jūs įsigilintumėte į tą planą, kurį turi vyriausybė dėl daugiasluoksnės oro gynybos, tai yra tik mažiausiai dalinis sprendimas. Jis neapsaugos mūsų miestų, jis neapsaugos mūsų strateginės infrastruktūros. Ir tą reikia labai aiškiai suvokti. Ir tada kiekvienas ministras, kiekviena vyriausybė turi sverti, kuris prioritetas yra svarbesnis, į ką šiandien turi investuoti, kad būtum pasiruošęs ginti savo valstybę ateityje. Aš čia turbūt save ir stabdysiu, bet kuriuo atveju, ministrė pirmininkė, aš linkiu sėkmės. Ne kartą kartojau ir pakartosiu dar kartą, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai parems vyriausybę tada, kai to reikės. Tai buvo jau per šitos 1,5 metų, tai bus ir ateityje. Sėkmės.